širdis. Labadiena. Labadiena. Sveiki. Esam 3 klasės mokiniai. Atėjom mokytojai nunešti knygų į namus, kadangi jai pačiai sunku ateiti į biblioteką. Tai mes padarysim gerą darbą. Ir nuneši knygas? Taip. O, labai smagu. Aš parinkau mokytojai knygų. Užrašysiu 1 minutę, turėsit palaukti. Aš paskubėsiu, kad greitai užrašytum. Žinau, kad mokytoja negali ateiti pati. Ir jinai prašė, kad parinkčiau knygų. Gal ir parneši tas knygas, kur mokytoja perskaitė? Aha. Taip, neš. Vaikai. O patys dar skaito? Kokias knygas skaito? Aš tai skaičiau Lukačiuką. Tai vienintelė knyga, kur perskaitė? Aha. Ar daugiau nieko? Dar galėčiau ir papasakoti. Ten labai Pas 5 pasiėmęs knygutes. Tai ką, eina visi pas mokytoją? Eina. O jeigu skaičiau. Polėtų neskutas. Tai gal jums net labiau reikėtų malkų, kad vaikai atneštų, o ne knygų mokytoja? Turit padėjėjų? Turim padėjėjus. Va, nu, atnešė mokytoja jums knygų, jau supratom, kad negalėsit greitai ateiti, nes... Tai, nežinokit, dabar visai niekur nevaikštau. Bijau. Nu taip, ir slidu, ir... Ačiū už tas knygas. Ačiū, o padaukit dabar vaikai tas knygas, kur atnešėm. Va, kiek knygų atnešėm. 4. Ačiū vaikai. Prašau. O dar prašau, vaišinkitės saldainukais, sausainukais, vaišinkitės visi. Tai va vaikai, skaitykit tai knygas, kaip paskaitau. Matot, per mėnesį kiek aš perskaičiau knygų. Čia jums gal ant 3 savaičių. Nu, nežinia, ar ant 3 ar ant 2 bus savaičių. Bet žinokit, labai iš knygų daug ko išmoksti. Labai pamokomos, kaip gyvent, kaip tėvelių klausyt, kokius tėvelių į darbus padėti dirbti, mamytei ką padėti virtuvėje. Nu, viskas knygose, viskas aprašyta, labai pamokomos knygos yra. Aš jau ir sena, ir baigiu gyvenimą, bet vis tiek labai daug ko išmokstu. Tai žinokit, nuo pat mažens pradėkit skaityti knygeles. Jūs plonytės, jūs tokių storų, tai neperskaitysit, bet plonas knygeles pradėkit vaikiškas skaityti, o paskui priprasit vyresnėse klasėse ir perskaitysit kitokias. Padėk lazdą mokytojai palaikyti. Va, ir čia bus taip. Apkabinkime žemę gerais darbais.